Sveikinamės iš nuostabiųjų Kuršėnų. Pasirodžiau kaip jaunas mėnulis. Atsibodo sėdėti, reikia važiuoti, judinti senus kaulus. Tai atvažiavus, pirma treniruočių sesija visai liuks, viskas tvarkoj. Antroji pabandžiau užsidėti komandos mėgstamas padangas, tai toks įvyko smegenyse sprogimas ir visai kitas automobilis, važiavimo stilius visai kitas, tai tikėkimės geriausių. Praeisim kvalifikaciją, dabar lauksim pabaigos antros sesijos ir važiuosim į kvalifikaciją. Taigi, ką tik baigiam treniruotės, sekasi gerai, pagaliau, geras oras, sausa, geros sąlygos ir jo, laukiam kvalifikacijos. Na va, praėjo treniruočių 2 sesijos. Pirmą treniruočių sesiją bandėm atsigaudyti klipus, trasoje labai daug klipų ir tas labai keistas pasistatymas, toks neišmandžio, tiesiog iš mašinos inercijos sukantį posūkį turi pasistatyti. Tai pirmą treniruočių sesiją bandėm suvažiuoti tvarkingą lydą. Antrą treniruočių sesiją pasibandėm čiais važiavimus, pagainiot kitus dalyvius. Labai sunku išsukti iš po arkos, iš po pačio starto pirmą posūkį, nes ten labai slidu, nežinau, gal ten kažko pripilta ar kas, nes priekis bėga, galas bėga, mašina visiškai nesibėgėja, tik po to pradeda bėgėtis. Tai matysim, kaip bus per porinius, ar pavyks normaliai pavyti kitus dalyvius. Tai tiek, laukiam kvalifikacijos ir tikėkimės, kad nelys. Atsifilmuoju. Sveiki, gerbiamoji publika. Tai esu Baudžiūnis, esu Driftanulsa Wildcard. Važiuojam su Volvo, pravažiavom treniruotės, ką tik sekėsi neblogai. Atsižvelgiant į tai, kad čia yra mano antros varžybos gyvenime, o pirmos buvo balandžio mėnesį, kai suvažiavau 12 važiavimų per trenkę ir tada užlinka motors. Dabar per pasarąsias 2 savaitės kiekvieną dieną iki 3 nakties rinko motorą su Modestu ir Luku, kuriem labai dėkoju iš tikrųjų. Va ten yra kažkur, su Baudžiūrė kepurkėm. Tai žodžiu, važiuojam gerai. Aš važiuoju pusėtinai, Volvo važiuoju gerai. Tai dabar jau yra tas, kad nebe Volvo pis protą, dabar aš pisu protą. Tai nelabai gerai, bet po biškį išmoksim ir bus viskas gerai. Turim vilčių praeiti kvalifikaciją. Jeigu suvažiuoju kaip paskutinius ranus, bus gerai. Šiaip atvažiavom gerai praleis laiką ir kad nepraeit kvalos dėl savo vairavimo klaidų. Jeigu nepraeit kvalos, bet praeisim kvalą. Žodžiu, kad nebepistų protą techniką ir viskas. Ir viskas bus gerai. Taigi sveiki, sveikinamės po kvalifikacijos. Sekėsi, manyčiau, neblogai. Pirmo važiavimo gavau 72 taškus. Manyčiau, pritrūko agresyvumo, biškį didesnio kampo. O antrų važiavimų gavau 76 taškus ir pakliuvau į top 32 pagaliau. 24 vietoj. Tai va,
Ir jo, laukiam porinių. Na ką, jau po kvalifikacijos važiavimų, pirmų važiavimų pavyko suvažiuoti 79 taškus, antrų važiavimų pavyko kiek pasigerinti 82 taškai. Tai mūsų trečia pora, važiuosim prieš Karoliną, palinkėkit mums sėkmės. Taigi sveikinamės po porinių važiavimų, top 32. Pralaimėjau, važiavau prieš Šimėną, pilkas 46. Nežinau, gal pritrūko biškį agresyvumo, nuo starto biškį pasileidau. Šiaip gal, sakyčiau, nebloga kova, tokia biškį rimtesnė, kurią esu važiavęs. Nu, nežinau, gavos kaip gavos, nu bet nuotaikos geros. Top 32 kovą laimėjom prieš Karoliną. Gaila, kad ta kova buvo tokia be kovos. Važiuodamas lydą finišavau ir pamačiau, kad Karolinas už galo net nėra. Pasirodo, bandė mane vytis, išslydo iš trasos, tai gaila. Bet ką, keliaujame į top 16. Sveiki dar kartą. Vyksta poriniai važiavimai, matom. Iš komandos Vitukas geriausiai, tai top 16. Bet aišku, kažkokios klaidelės ir pralaimėjimas. Gabrielis top 32 krito, o aš eilinis iki kvalifikacijos nepraėjau. Nežinau dėl ko, gal koja pakišo nevažiavimai tie. Mažai važiuota, reikia daugiau treniruočių. O daugiau matysim, kaip toliau bus. Tai norėčiau pasakyti didelį ačiū rėmėjams, tuning.lt, kurie mums padeda gazuoti labai smarkiai. Ir susitiksim Druskininkuose. Na va, ties čia top 16 kovą ir baigiam. Nežinau, ko pritrūko, teisėjai ilgai svarstė. Šį kartą teisėjai ne mano pusėj. Tai ką, kraunamės daiktus, važiuojam namo. Ačiū labai rėmėjam ir susitiksim Druskininkuose.